Na tai va, smagiai su jumis sveikintis, aišku, kaip visada liūdna, paskutinė savaitė. Ir paskutinę savaitę mes sujungsim visas praktikas, kurias turėjom į vieną. Ir iš tikrųjų šita praktika yra viena. Va taip, kaip darysim šią savaitę. Ateina laikas, sakom, stop, tada pažiūriu savo mintis, blogas anuliuoju, transformuoju, nesileidžiu į kalbas iš kur, kada ir kaip, tada einu iš karto jausmus, įvardinu jausmą, būtinai nepalieku neįvardinto jausmo, jeigu aš nepažįstu, tai aš sugalvoju savo maždaug, koks čia galėtų būti, arba kokį norėčiau, kad būtų, bet jeigu jis yra negatyvus, jūs nesakykit pozityvų, todėl kad vis tiek tą atpažįstam, pozityvas ar negatyvas. Mane nervina, kad aš negaliu atpažinti, ar, nežinau, pasiduodu, ar aš džiaugiuosi, kad, niekada nesidžiaugsiu, jeigu neina įvardinti, aišku, būsiu nepasitenkinime, nusivylime, arba piktyje ir taip toliau. Įvardinu jausmą, einu prie kūno. Ką mano kūnas nori dabar padaryti? Padarau veiksmą ir einu. Viskas. Tai gali būti mažas veiksmukas, kad nieks net neįtars, ką aš čia darau. Tai va čia yra viena praktika. Mintis, anuliuoju, transformuoju, jausmą, negatyvus anuliuoju, transformuoju, irgi neanalizuoju nieko. Veiksmas, padarau veiksmą ir einu. Ir taip dirbti dar savaitę. Aišku, tada reikėtų padaryti 3 savaičių pertrauką ir dar kartelį, bet jau dabar ne po vieną, o visus kartu, o taip padaryti. Į dieną nors po vieną, nors po 2 kartus prisiminti, nes čia yra nesudėtinga ir dar padaryti 3 savaitės iš eilės. Ir jau tada mūsų kūne bus programa. Mūsų kūnas po truputėlį pradės pats veikti iš vidaus, kada programos perrašomos, jos perrašomos per 3 savaitės, kadangi mes kiekvienam kūnui skiriame. Kodėl 3 savaičių pertrauka? Nes 3 savaitės vyksta procesai. Čia lygiai tas pats, kaip ir su fiziniu kūnu. Kai man buvo problema su stuburu, aš tvarkiausi stuburą Vilniui, pas tokį profesorių, labai nuostabų profesorių turėjau. Kai aš jam pasakiau, kad kodėl aš nuo jūsų priklausoma, aš norėčiau stuburą susitvarkyti taip, kad man nereikėtų man pas jūs važiuoti ir tą elektrostimulaciją daryti, kad mano abidvi pusės vienodai veiktų. Jisai sako, yra būdas, bet sako, jis yra ilgas. Sakau, man nesvarbu, aš noriu turėti galimybę. Ir jis man davė tokį pratimą, reiškiasi. Kada aš pati guliu ir ten reikėjo atrasti savo erdvėje tuos, reiškiasi, būsenas, raumenis, kuriuos reikia sutvarkyti. Man reikėjo dirbti 3 mėnesius, todėl kad aš neturėjau sujungimo su tam tikru smegenų dalimi. Reiškia, mano smegenys nežinojo, kur jisai spaudžia man į raumenį, o aš nežinau, kaip man jį įtempti. Todėl, kad įtempti reikėjo tik tą raumenį. Visi kitas kūnas turi būti atsilaisvinęs. Dabar, kada aš žinau, sako, kada jau žinosit ir išeis biški šaibom šitas nugara, kada jau susijungimas yra, darom 3 savaitės. Ir 3 savaitės pertrauka. Kol ta pertrauka, sako, vyksta, tas kūnas, jisai veikia savaime. Tai reiškia, per 3 savaitės, kada jau yra įdirbis, už to, kad per šitą mėnesį mes dirbam su atskiru kūnu ir jiem davėm savaitę, mes jį patyrinėjom, patyrėm, suvokėm, kaip jis veikia. Ir tada po savaitės to laiko mes 4 dirbam, ne? 3 savaitės vyks veiksmai. Šitas bus sujungtas su tuo, ką mes iki šiol judinom. Po 3 savaičių, kada jau viskas lėtėja ir nueina šalin, būtų gerai vėl prisiminti tą dalyką. Ir va tada, ne visada, sako, čia kaip tas profesorius sako, jis ne visada, bet yra didelė tikimybė, kad kūnas atsimins. Todėl, kad įsirašo programos į mūsų mentalinį, emocinį ir fizinio kūną, į mūsų pasąmonę. Ir tai pradeda veikti kaip visiškai kitokia programa mano gyvenime. Ir už tai laikas nuo laiko aš tai darydavau, pasidarydavau tokį į metus gal kartą arba į ten kas 8 mėnesius, kaip ten man pavykdavo. Padarau 3 savaitės ir tada pertrauką darau, jau tada ilgesnę pertrauką darau. Tada į metus kartą ir vėl padarau ir vėl pertrauką darau. Kol supratau vieną dieną, kad viskas tai yra manyje. Kaip sakiau, kada aš einu ir mano mintis sako, anuliuoju, transformuoju. Aš nesuprantu, ką aš anuliuoju, transformuoju savo erdvėj. Tai reiškia, jau programa mano viduj. Tai va todėl. Tai šiuo momentu, kai padirbėsim tą savaitę laiką,
mintis, jausmas, veiksmas, mes padarom pertrauką, todėl kad yra nuovargis. Čia mums taip atrodo nieko tokio, bet visos tos praktikos kelia mūsų pasąmoninius dalykus. Atlaisvina mūsų programas, o tos programos yra sunkios ir nuo jų irgi reikia pailsėti, reikia palikti ramybėj, reikia vėlgi psichika mūsų nuo to vargsta, kada jinai yra nuo kažko priklausoma, kad reikia daryt. Dėl ko aš nelabai mėgstu tenais, nežinau, kažkokių tai ilgų mokslų, aš labai nuo jų pavargstu, kai tai yra keletą metų. Man patinka, jeigu mokslai kokie nors trunka metus laiko ir aš per metus laiko, kas keletą mėnesių, ten, pavyzdžiui, 5 pakopas mes praėjom per metus laiko. Man tai labai patinka, aš matau pabaigą ir aš ten žinau, ko aš siekiu, aš praeinu ir viskas, tada aš psichiškai pailsiu jau. Ir tas, psichika mūsų dabar yra irgi pavargusi labai vien dėl to, kai jinai žino, kad kažką reikia daryti. Ir nuo to reikia atsilaisvinti, nes tai irgi yra įprotis, tai irgi yra programa. 3 savaitės nieko man nereikia. Po to vėlgi žiūrėkit savęs, jeigu jausite vedimą, jeigu jausite norą, ką pradėjau užbaigti, kaip pas mane yra, noriu įtvirtinti iki galo, nes man gaila tų 3 savaičių, kurios dirbau, tai aš tada varysiu iki galo, kad gauti iš to maksimaliai naudos. Ir jeigu bus jūs turite tą savybę, tai jūs padarykite dar kartelį visą tą. Tik jau dabar turi būti visa praktika vienu metu, 3 savaitės. Ir po to, kuriam laiko jau galit palikti. Viskas. Neprisiminti nieko, nereikia stebėti, nėra, čia yra kontrolė, įsijungi vidinį kontrolę. Šito dalyko nereikia. Na ką, ir pradedam. Stop ir įvardinam viską, ir mintį, ir jausmą, ir veiksmą. Taip, pavyksta. Kam sunkiau pavyksta? Visus 3 padaryti. Laura, sunkiau. Kas sunkiau pavyksta? Aha, įsijunkim tą. Neužfiksavot kūno, darykit veiksmą. Tiesiog reikia daryti veiksmą tada. Jeigu aš tiesiog nežinau, pasimetus visiškai esu, tai aš tiesiog padarau veiksmą. Pasitikėkite tuo veiksmu, kuris eis jums. Viskas. Nesuklysit niekada. Ir tuo stiprinsit savo vidinį pasitikėjimą. Nepavyksta garso įjungti, ar ne, Laura? Neišeina ant to paspausti mygtuko, kuris... Aha, tai ten reikia kažką irgi nustatyti. Šiandien su viena klientė dirbau, irgi jai ten nustatymuose buvo kažkas tai tokio. Tvarko, įdomu, kas jums nepavyksta, kuris... Galiu pasakyti? Taip. Man neišeina jausmo. Įvardinti jausmo neišeina. Jo, ir man ta savaitė buvo labai tokia įdomi, kad aš negaliu įvardinti jausmo to pojūčio, ką jaučiu. O tai koks būna? Tuštumos pojūtis? Bet gal tuštumos būna ir dabar, buvo ar ne kontrolė, ir aš iš karto veiksmas prie krūtinės. O koks buvo pojūtis ir jausmas, net įvardinti negaliu. Ir man visą tą savaitę dirbant... O jūs ėmėt žodinėlį? Ar jūs ėmėt žodinėlį? Ėjot per tuos? Pasirinkdavot po vieną? Bet aš ten kažkaip nežinau. Man netiko, atrodo, niekas. Reikėjo vieną pasirinkti. Protui netinka. O jūs pasirinkusi. Jūs paliekat nepadarytą. Jūs atiduodat valią emociniam kūnui, kuris sako, nepatinka, nenoriu aš. Protas irgi, jūs vėl atiduodat valią šitiems savo kūnams. Ne, aš nusprendžiu, kokį aš jausmą jaučiu. Ir aš jaučiu šitą jausmą. Reiškia, aš imu vadžias į savo rankas. Aš nusprendžiau įvaldyti save ir aš to nepaleisiu. Kaip mes dabar darom konsteliacijas ir viena mano draugė, antrą kartą jinai uždavė mano tą klausimą, kada tu stovi pozicijoje, tu kalbi iš tos
jausmo pozicijos, pavyzdžiui, imam nepasitenkinimas, tu ten nemyli, tu nieko nepažįsti aplinkui, tu nenori jų matyti ir ten kas kalba, viskas erzina, nervuoja, o reikia sutvarkyti savo santykį. Ir sako, tai kaip man sutvarkyti šitą santykį, jeigu aš nejaučiu to? Tai va čia ir prasideda kūryba. Aš savęs paklausiu, ar aš noriu sutvarkyti santykių? Tai aišku, kad noriu. Kitaip, ko aš čia atėjau? Tai ir tvarkom tą santykį. O kaip mes jį pradedam tvarkyti? Nuo to, ko aš noriu pasiekti. Tai šiuo atveju aš noriu jausti nors kokį jausmą ir čia nėra svarbu pozityvus ar negatyvus. 100%, jeigu man neišeina įvardinti, yra nusivylimas, susierzinimas, tuštuma gali atnešti netgi, ką ten, nežinau, kažką iš tokio iš negatyvaus. Tai nebus pozityvų. Gerai, ir aš susitaikau su tuo ir paleidžiu, nebus tame džiaugsmo. Todėl, kad noras yra. Tai va čia pasitelkiu aš savo logiką. Yra mūsų mentalinio kūno, kaip sakiau, atstovai, protas ir logika. Pasitelkiu aš logiką ir įvardinu tą jausmą. Viskas. Svarbiausia, aš nepalieku neįvardinto veiksmo. Dar vienas dalykas, aš taip pat nepalieku nepadaryto veiksmo. Kūnas pats padarys. Va čia nereikia rinktis, nereikia galvoti nieko, aš tiesiog padarau. Neįvardinu minčių, jeigu yra sunkiau įvardinti mintį, tai aš ir sakau, kad nifiga aš tos minties neįvardinu, nes tai bus dar paskutinė mintis, ne tada, kada aš sustoju, o tai bus po to einanti mintis. Aš kiekvieną kartą galiu fiksuoti tą mintį. Tuo momentu išgaravo mintis, aš pagalvojau, kad neturiu minties, tai irgi yra paskutinė mintis. Ir nesvarbu, kiek jinai ilgai tęsis. Nieko nežinau, nieko nesuprantu. Tai yra mintis ir aš ją įvardinu ir aš nusprendžiau ją įvardinti. Ką aš padariau? Aš prisėmiau atsakomybę ir parodžiau savo mentaliniam kūnui, kad aš vis tiek tapsiu savo kūno šeimininkė, kaip ten bebūtų. Čia esmėje po to mes nesitreniruojam būti sąmoningi savo mintyse, jokių būdų. Mes laviname savo pastabumą. Mes stabdome laiką čia ir dabar. Tai reiškia, tuo momentu, kada aš sustabdau savo laiką, aš prabundu. Aš prabundu toje pozoje, kurioje stoviu. Aš atkreipiu dėmesį į savo kūnus. Aš tuo momentu persižiūriu save. Todėl, kad aš gyvenu tik tada, kada aš esu kūnuose. Kada aš esu išorėje, aš nesu pabudęs, negyvenu, jeigu nejaučiu savo kūnų. Dėl ko man labai patinka metodas Kriya joga. Tai yra vienas seniausių jogos metodų, iš kurio išėjo visos kitos jogos atšakos. Joga tai yra veiksmas. Tas pavadinimas joga yra veiksmas. Bet jis joga vadinamas, tas veiksmas būna tik tada, kada aš esu sąmoningas. Todėl, kad mes nusileidom čia iš tos kūnos ir gavom savo šitą daugiamatės būtybės struktūrą tam, kad čia šitoje sukurtoje iliuzijoje mes atsibustumėm. Ir tai yra pagrindinis dalykas. Ko man reikia, tai atsibusti čia ir dabar. Aš atsibundu tada, kada žinau tiksliai, kad aš galvoju, kad aš jaučiu ir kad aš galiu daryti veiksmą. Iš šitos pozicijos per visus šitos kūnus tada aš einu į išorę ir stebiu, o kasgi ten vyksta. Todėl, kad aš vertinu per šitos dalykus visą pasaulį, kuris yra aplinkui. Ir galiu tada pažiūrėti, kiek aš adekvačiai vertinu visą tai, kada aš čia ir dabar atsibundu. Taip, kad atsibusti yra pagrindinis dalykas. Tie atsibudimai vyksta tik tai sąmoningai per žemuosius kūnus. Ten būdamas aš neatsibusiu. Ten aš būsiu atsiskyręs nuo savo kūno. Kada aš tą įprotį savyje įgalinu, jį įtvirtinu, tai po to nebereikia va to kažkokio tai sąmoningumo, tai savaime vyksta. Kriya jogoje yra tokia praktika, 42 krijos yra pagrindinė praktika, kuri yra labai paprasti pratimai ir ten atsistoji ir dėmesys, akis tarp antakių, dėmesys, viršugalvis, pakaušis, stuburas. Ir tu, laikydamas dėmesį tose trijose centruose, darai pratimą. Aš metus laiko jau darau šitą Kriya jogą ir tik šiandieną pajaučiau tokį srautą, tokį savo stuburą, tokį kanalą ir supratau, kaip veikia
kada aš jaučiu tą dėmesį ir darau veiksmą, tada mano veiksmas, jis prasitęsia. Ir man jausmas buvo toks, kad čia ne aš veikiu, o mano rankos kaip kanalai, aš pati kaip kanalas, mano kojos kaip kanalas, mano mintis dėmesio irgi neturi pabaigos į ką atsiremti, jisai yra kanalas. Bet dėka to, kad pradžioj reikia laikyti dėmesį kūne, ne kur kitur, kūne. O mūsų kūne tai yra dieviškasis indas, taškai. Kakta, pakaušis, stuburas. Čia pakaušis, atsiprašau, pakaušis, stuburas. Tai yra dieviškasis indas, kuriame yra dieviškoji energija. Tai jisai yra kūne. O kadangi eina stuburas, mūsų stuburo nervinės ląstelės ar ne tos, galų gale prote esantis neuronai, tai yra energiniai dariniai nueinantis į visus mūsų kūnus, jis apima visą mūsų būtybę. Tai įsivaizduokit, tas indas einantis per mane, mano fizinėme kūne pasiskirsto į visus kitus mano 7 kūnus. Tik eidamas per jį, aš galiu pabusti. Ir va čia šita praktika dėkinga tuo, kad aš pabundu ir užfiksuoju, susijungiu su savo kiekvienu kūnu. Ir kada tai įeina į įprotį, tada gyvenime man nereikia savęs kontroliuoti. Savaime keičiasi požiūris taip, kaip specialiai aš jo niekada nepakeisiu. Aš tiesiog pradedu išjausti kitaip visą tą dalyką. Va šita praktika yra tam, ne tam, kad aš kontroliuočiau mintis, žiūrėčiau kokio jos, arba ten, kad aš pajausčiau savo struktūrą, kad aš galėčiau tame visai kitaip. To mes nepadarysim sąmoningai niekaip. Yra tų būdų turbūt visokiausių. Šitas yra galbūt toks labai aiškus, nereikalaujantis kažkokios mistifikacijos, kaip tai daryti. Aišku, tas kriya joga, tai irgi labai, tai yra praktiškai visa filosofija. Daryti 42 krijas, tas pratimus, tai yra filosofija. Kai mano uošvienė pabandė daryti, tai jinai labai supyko, nes jinai darė tai kaip pratimus, o pratimai jie kažkokie, tokie lėkšti. O iš tikrųjų tai yra filosofija ir pagrindas yra ne pratimuose, o dėmesio koncentracijoje visame kitame. Tai čia irgi lygiai tas pats. Aš sustoju ir įvardinu pačią mintį, ne dėl minties kokybės ar kažko tai, o dėl įpročio nukreipti dėmesį į savo kūną, pajausti jo pačią didžiąją struktūrą ir jo tėkmę, kokia jinai bebūtų, su visu negatyvumu ir pozityvumu. Ir tada aš pažįstu savo daugiamatę struktūrą ir ją priimu. Ar ne? Pastebėjot, mes per visą tą laiką priiminėjom save tokius, kokie esam, su tokiamis tai mintimis, bet kokiamis emocijomis ir su tuo fiziniu kūnu, kurio galbūt aš nepažįstu ir nesuprantu iš viso, kam reikia ir ką tai man duoda. Ar aiškiai aš kalbu, ar turit kažkokį klausimą? Taip. Laura, pavyko įsijungti garsą ar ne? Pavyko. Tai kas ten sunkiausia? Man su mintim sunkiausiai. Aš net atrodo nervuojas, kada čia tuoj skambės, tu aš reiks tą mintį vardinti, aš atsižiūrėjau, bleva. Toks erzino net, kaip jūs ir sakėt paskui. Tipo, nieko nesugalvoju, tai nėra minties, tai nėra, arba susinervinu, galvoju, kad čia lauk, tai kažkaip galvoju, paskui paleidžiu, aidzin, man čia. Aš nuo to nei protingesnė, nei kažkas pasidarysiu, bet toks erzelis vidui toks. Tai jausmas aišku bus, aš žodžiu, kada tik... Jau čia viskas aišku, jo. Ai, prieina vėl mintis neina įvardinti, koks nervas ima, viskas. Aš padariau 2 pratimus metu. O jeigu paskui kažkaip jo lengviau. Judesi padarys viskas. Bet aš tai pripažįstu, kad tai manyje. Taip. Tai jums bereikia save stebėti, Laura. Vsio. Aš save stebiu taip, koks aš esu. Čia sakau, kažkaip priimu save taip, kad nes galvoju, čia, taip yra, tokia aš esu, kažkas bus gal kitai, kažkaip paprasčiau stengiuosi žiūrėti, nes pradžioje tik jau toks nervas jėmė labai. Tai jūs suvokit, kad tai, ką jūs galvojat, tai ir yra tos paskutinės mintis, kurios nesibaigia. Po kitos, tai yra paskutinės mintis. Okay? Tai jūs labai gerai įvardinat savo mintis. Tai gal man tik taip atrodo. O čia paskutinę savaitę, tai aš kažkaip tik antradienį pasižiūrėjau įrašą, nes neturėjau galimybės pirmadienį. Aš jau nuo pirmadienio kažkaip labai tokį didelį nuovargį jaučiau.
Ir galvoju, kaip fainai, nejau nei į sportą, niekur tiek miegoju ir man kažkaip, kad išklausiau antradienį dar to jūsų paskaitos, tai galvoju, nu ir matyt teisingai, ta prasme, darau, kad vat, ilsiuosi ir galvoju, nu tai vat, kažkaip labai gerai pasiklausyti to savo kūno ir ko jis nori. Aš neužtingėti, bet, ta prasme, ir nespazmuoti, neiti per viršų. Taip, taip, taip. Taip, taip. Aišku, dažniausiai prigult gerai. nori mūsų protas pailsėti, nes kūnas, kol nueis prigultis, labai daug veiksmų padarys dar, bet Nu, žengti link novos, jisai turbūt gal ir nori. Bet labai gerai. Ge- Ačiū, Jolanta, šiaip labai stipriai, taip gerai ir lengviau iš tikrųjų darosi. O, žinoma, kad lengviau. Negali Mhm. lengvėti, jeigu aš laikas nuo laiko tai padarau. O svarbiausia visame tame, aš nieko nereikalauju. Todėl, kad tai nesidaro labai greitai. Todėl, kad tai, ką mes darome, tai yra energetinis darbas. Tik tais aš žinau, ką daryti. Kai aš žinau, ką daryti, atrodo, nebetenka jokio stebuklo, o rezultatai tai pasirodys žymiai vėliau, va, tas atlaisvėjimas, atlengvėjimas. Ir kitą kartą galime ir neįvardinti tiksliai, o kas atsitiko. Nu, nežinau, kas atsitiko, bet kitaip jaučiuosi. Bet tai yra geriausias pasakymas. Lina, sakėt, norit kalbėti. Kaip jums? Man buvo turbūt lengviausia buvo šitą savaitę, praėjusią savaitę, nes kažkaip kūno poreikius įvardinti labai paprasta, atrodo, vis tiek mažai nori, pakasyti, pasiražyti, Taip, patempti, man buvo tas labai labai lengva. Sunkiausia man buvo turbūt su jausmais įvardinti tą jausmą konkretų. Tai vat irgi turėjau kartais, žiūrėjau į lentelę, bet kai lentelę pradėti žiūrėti, tai ten, man rodos, protas įsijungia pas mane. Tada pradedi ieškoti viršų ją apačią. Bet paskui kažkaip tai taip nusiraminau ir atrodo, tada pradėjau įvardinti paprasčiau kažkaip. Pirmos dienos buvo taip sudėtingai. Nu. O su mintimis tai irgi buvo labai labai gera patirtis, man labai patiko, nes kažkaip ir pradėjau suvokti, kad mes pastoviai kažką galvojam ir ką mes galvojam. Nebuvo labai daug tokių blogų minčių, bet vien tas suvokimas, kad pastoviai eina kinas, eina pastoviai. Kažkoks, nes taip net nepagalvoju apie tai, man grinai tie tokie atkreipti į save dėmesio labai daug, aš net jaučiausi tokia rami. Irgi praeitą savaitę labai buvau pavargus pirmadienį. Nežinau, čia turbūt mes visi buvom pavargę, kaip supratau. Tai labai labai įdomi ir gera patirtis ir ačiū dar kartą. ačiū. Aš norėčiau pakalbinti senbuvę mano seminarų, nes jinai buvo ir prieš tai seminare. Irgi tame pačiame. Reda, jeigu tu pasiruošus, jeigu tu esi, gal tu norėtum pasakyti, truputėlį palyginti, kaip tau sekėsi. Oi, nežinau, jo, kad antras seminaras, akivaizdu, kad antras seminaras. Girdit? Taip, girdisi. Girdit, ne? Pagrindinis laimėjimas mano šios savaitės, man atrodo, yra tai, kad sugebu būti visų savo kūnų stebėtoje ir nesikabinu prie nieko. Toks jausmas, kad supratau, kam reikalinga ta tėkmė. Tiek minčių, tiek jausmų, tiek kūno impulsų, kad nereikia prie nieko kabintis. Nori to, jauti tą, galvoji tą, ir kas, ir tegu teka. Ir tas labai padeda, bet kita vertus tas stebėtoja aš, mėgina kartais virsti kontrolierių, kritikų ir panašiai. Ir čia pasirodo, netgi kritiką su kontrolierium galima anuliuoti, transformuoti. Atvyksta ponai ir sakau, ačiū labai, anuliuoju, transformuoju, dabar man reikia meilės savo. Tai irgi padeda neužsilaikyti ties kažkuria energija aukos, kritiko ar kontrolės. Visas tas visų kūnų stebėjimas man dabar duoda tos naudos. Ir mano kūniško kūno stebėjimas, kai aš supratau, kad aš dabar labai daug valgau ir bijau pažiūrėti savo pilvą, tai labai vis dėlto padėjo
stebėjimas visų savo kūnų, nes kai buvau dabar sekmadienį šokių meditacijoje, ar ne, aš negalėjau nusisukti nuo savo pilvo, man reikėjo susitikti su savo pilvu ir aš ėjau į tą sąmoningą susitikimą, kad jį prajausti, pračiupinėti, išjudinti ir nebebėgti nuo jo, priimti. Tai vat kitas dalykas labai vertingas man atsitiko priėmimas. Mhm. Tai va tiek gal esmė būtų šios savaitės. Labai gerai, labai gerai. O kaip palyginti save su praeitų seminaru ir su šituo? O dabar žymiai lengviau teka, žymiai lengviau yra jau matyti išsiugdė įprotis nebeužsikabinti, nebeužstrikti. Tai vat apie ką aš ir kalbu, kad po pertraukos 3 savaitės, tai čia aš sakau mažiausiai. Jeigu jūs turite norą, galite padaryti ir mėnesį, ir 2. Ir paskui grįžti ir pamatysit, kaip visai kitaip viskas bus. Ir galvot, kaip aš anksčiau šito nepagalvojau, nepajutau ar dar kažką tai. Dėl ko verta pakartoti, kad pasitikrinti, kaip tai veikia iš tikrųjų ir kaip aš pasikeičiau tame, kaip aš jau suvokiu viską visai kitaip negu kad iki tol. Nes dabar, ką mes darėm, dėl ko, pavyzdžiui, dėl ko aš ir dabar galvoju, gal sukurti, paleisti, kad plačiau galėtų žmonės įsigyti. Nu ne, man nepavyks. Todėl, kad reikia priežiūros, dėl to, kad labai žmonėms iškyla labai daug. Galų gale daug iškyla, kai reikia sutvarkyti per tas meditacijas, kai kas pastringa. Aš negaliu taip paleisti ir žmogui iškils ir jisai nežinos, kaip elgtis ir tiesiog nėra galimybės. Be vedimo šito dalyko nepadarys niekaip, todėl, kad aš jūs energetiškai dar ir sutvarkau, aš jūs prižiūriu, kai reikia kokį trigrašį įkišu, matau jūsų, ką jūs rašote, kaip viskas vyksta. Kiek kam sekasi, kas mažiau nori į tai kreipti dėmesį, nu tai tiesiog energetiškai labai yra jaučiasi ir tas yra mano atsakomybė ir tai yra, nu, būtina reikalinga. Už tai dabar būnant kyla daug stipriau. Kai jūs dirbsit vieni, taip nekils. Ir tikslas bus visai kitoks. Todėl, kad dabar svarbu buvo tą savaitę laiko iš tikrųjų atlaisvinti tą minčių planą, išvalyti, iškelt, paleisti, persigrupuoti, persižiūrėti visai kitaip mintį, emocinis planas irgi jisai ėjo į transformaciją, iš kitos pusės pažinti, susivokti, susijungtų tenais ir taip toliau. O kai jūs vieni dirbsite, tai turės visai kitokį pagrindą. Tai jau bus absoliučiai individualu. Taip buvo. Taip, Svetlana? Oi, žinokit, visai nenorėjau kalbėti, bet netyčia įjungiau. Netyčia nebūna, tai jau dabar pasisakyti. Tai reiškia, aš turiu pasakyti, nes aš padarbu tokia, nesvarbu. Puikiai gražiai. Būsiu klausytoja, jo, labas vakaras. Žinokite, man buvo labai įdomi patirtis aplamai, va ta mintis mane labai nervavo, kad stop ir reikia tą mintį įvardinti. Tai man buvo labai daug pykčio. Su emocijom viskas buvo gerai. Ir aš supratau, kad aš labai daug tokia užsiparinusi. Vat iš tikrųjų. Bet jau šią, trečią savaitę aš tas mintis anuliau transformuoju. Man tiesiog kažkur iškyla mintis, aš jaučiu, kad jinai negatyvi ir man, kaip jūs sakot, iš kažkokios pasąmonės. Aš net to nekontroliuoju. Aš galvoju, kaip aš greitai reaguoju. O kas liečia kūną, tai aš supratau, kad aš tikrai myliu save. Yra toks, kad dėmesingas kūnui elgesys, tas dėmesys ir tokia meilė. Ir aš noriu pasidalinti, tai daug nekalbėsiu, aš šią savaitę turėjau labai didelį stresą ir verkiau, žinot, kaip mažas vaikas. Ir kas atsitiko, kad man buvo toks, žinot, kaip abidna, taip pat. Ir aš tokia galvoju, Dieve, iš kur, tokia atrodo per visą mano gyvenimą, aš labai daug turėjau sukaupius. Ir kada aš pasakiau, anuliuoju, transformuoju, man atsirado, sakau, Dieve, aš turiu tokį raktą dabar, kad man buvo taip paprasta paleisti ir aš galvoju, jeigu aš neturėčiau dar vienos savaitės treniruotės tokios, aš negalėčiau dabar paimti, anuliuoju, transformuoju ir man būtų tas susikaupimas. Ir aš paleidžiu tą emociją. Toliau verkiu ir toks atėjo suvokimas, kad mano siela atėjo šitą gyvenimą, iš šitą kūną,
tam, kad išjausti visą spektrą. Ir čia yra taip tokia Dievo dovana, kad aš galiu išverkti. Ir tada atėjo džiaugsmas, aš suprantat, ir tada tos emocijos, kai tu esi sąmoningas, toks, sąmoningas, žinokit, aš jutau skausmą, dar kažką, bet didžiulį kūrėjų mūsų dėkingumą ir kad aš gavau tokią galimybę nekontroliuoti savo minčių, čia nekontroliuoti, tiesiog, suprantat, kaip vanduo eina tą tėkmę upės, ne? Praleiti pro savęs ir tau palengvėja labai. Todėl, kad jūs priimat viską, kas per jumis eina. Tai nereiškia, kad man skaudės dar galbūt ir labiau. Bet tas, žinot, kad yra laikina ir tu leidi tam tekėti, priimi ir išgyveni tai, kas tuo momentu yra duota. Ir iš tikrųjų, ko mes ateinam į šitą gyvenimą, kai mes išeinam iš fizinio kūno, ko labiausiai ilgisi siela, mūsų sąmonė, tai to dualumo ir to potyrio, kaip būtų keista, to išgyvenimo. Aišku, jinai nori įveikti tą išgyvenimą, tas kažkokias tai programas, nusistatymus, kad tik tais gerai ten ir taip toliau ir kad negali būti, bet iš tikro suvokia, koks yra grynumas, kada aš įveikiu negatyvą, pajaučiu palengvėjimą, arba tuo momentu, kada aš eina susitaikymas ir kada skausmas dar yra, koks išsigryninimas ir koks plėtimasis ir kokia jėga. Ir to mes iš tikro ateinam čia į žemę patirti, įsivaizduojat. Ir jeigu kiekvienas suvoktų ir priimtų su pagarba savo skausmą, jis priimtų su pagarba ir kito skausmą, galimybę stiprėti ir žinoti prasme, kodėl taip vyksta. Taip, kad išgyvenot labai, labai svarbu, tokį sąmoningą gylį, visai turbūt... Labai man buvo gilu ir aš supratau, kad aš, žinokit, gal per visą savo gyvenimą pirmą kartą pajutau tą, kad čia yra man dovana, kad čia yra, sakykim, ta sielvarta, kančia, bet čia yra didžiulė dovana, kur aš iš emocijų dabar verkiu, kad aš ją priėmiau kaip toks suvokimas, kad čiagi aš ten galbūt aš negalėsiu paliesti, aš negalėsiu ten jausti neapykantos dar kažko, bet čia toks kaipas tai jausti irgi, kai tu priėmė ir aš nesu bloga. Tame pykti, o aš esu tiesiog, kaip sakau, tas spektras jis praeina ir aš, man iki šiol, šiandieną, aš visą dieną galvoju, ką aš jutau, čia žinokit, niekada nesu. Jo, ir tas liks visą laiką su jumis, įsivaizduojat, kokia jūs plati ir kokį srutas jūs bepiltų, neužsiliks, nes viskas, aš žinau, kad tame yra prasmė. Ir čia yra laisvė. Kada manęs nežeidžia nei skausmas, baimė panyje neužstringa, nes kaip jinai atėjo, taip ir išeis, nepasitenkinimas, niekas, bet aš turiu leisti išgyventi skausmą ir pamatyti jame prasmę, įsivaizduokit, kaip aplink jūs keičiasi vibracijos. Taip, mes žmonėm tokie esam labai nepatogus, labai naivus galbūt atrodantis kitiem, jie turi savo požiūrį, mūsų laukai tiesiog nesutampa ir čia nėra užduotis, kaip sakant, man pakeisti pasaulį, bet tokie žmonės išgyvenę tokius dalykus, jie jungiasi į bendrą lauką ir visame pasaulyje jie sudaro visai kitokios kokybės energetinį lauką, ko pasiekoje kūrėsi kitoks pasaulis ir aš vibruodamas kitokiu diapazonu, jau kuriu iš kitos kokybės ir toje kūryboje esu ne vienas, taip ir kūrėsi tie atskiri pasauliai ir darosi tos tokios burbulai pasaulių, kuriuose mes prisitraukiam vienas kitą ir prasideda tenai esanti kūryba. Ir dabar iš tos būsenos, įsivaizduokit, jūs labai daugam padedat. Ir tokiu atveju niekam nereikia nieko sakyti ir daryti, nes patirtis yra manyje. Man tik reikia sėdėti ir laukti, kol aplinkui, jeigu norės, situacija pasikeis. Mano gyvenime buvo prieš keletą metų, prieš kokius 5 metus gal, tokia situacija, kad aš kažkaip meditavau ir užsimaniau nueiti atsigerti, kol pilu vandenį, man tai būtų mano galva atėjo tokia energija, su tokia mintimi, kad aš supratau, kad tai yra tikrai ne mano. Tai informacija, kad tavo klasėje yra 3 mokiniai
Ir tu turi juos užauginti, ir, nu, neužauginti, bet kažkaip tai pravesti turi. Ir tie 3 žmonės jie buvo su savo priklausomybėmis. Ir galvoju, sakau, aš išsigandau, sakau, ką man reikia daryti. Ir aš tiesiog pajutau, tai nebuvo jokių žodžių, jokie kalbėjimus. Aš pajutau, kad man nieko nereikia daryti, todėl kad tame bus ir man išbandymas. Kokią aš turiu tolerancijos lygį ir kiek aš tame, kaip aš jausiu, kaip aš vesiu, kaip aš elgsiuosi, kaip aš išgyvensiu, kiek aš turėsiu kantrybės. Ir aš labai kantriai, tai buvo mano vaikas ir 2 mano draugės, ir aš labai kantriai tame gyvenime tiesiog buvau. Man užeidavo noras, aš paskambindavau, mes susitikdavom, kalbėdavomės, bet aš niekada neturėjau jų atžvilgių, kad va dabar jūs mano klasėje, va dabar aš jums padėsiu, va dabar užrauksiu tą, ko nereikia, išmesiu ir jūs va čia, nes man to reikia. Niekada. Aš tiesiog buvau šalia, o mano pagrindas buvo pačiai grynintis. Ir aš supratau, kad kai aš gryninsiuos pati, aš tiesiog užkrėsiu kažką esant šalia. Ir viskas. Va dabar paskutinis žmogus išėjo iš tos priklausomybės, kurioje buvo, ir aš jau jaučiu, kad aš užbaigiau tą etapą kažkokio tai pagalbos kitiems ir aš pereinu į kitą lygį ir tai labai aiškiai suvokiau ir aš pati negaliu patikėti, kad aš iš tikrųjų nieko nedariau specialiai absoliučiai. Aš tik buvau ir priėmiau juos tokie, kokie jie yra, bet stengiausi savo erdvėje palaikyti švarą, nu bet čia ta mano švara, aš egoistiškai einu, čia man svarbiausia tai yra. Tai va šiuo atveju, aš lygiai taip pat, kai kada išgyvendavau va tokius beprotiškus skausmus, kuriuose suvokiau, aišku, tos skausmus mums duoda dažniausiai vaikai, joks svetimas nesukels tokio skausmo, tik tais pati artimiausia aplinka. Ir to dėka aš suvokiau viso to prasmę. Ir suvokdama tą prasmę, aš supratau tų žmonių, kurie yra kažkokioj priklausomybėj būsena. Ir man buvo iš mano pusės tik pagarba. Ir jokio kontrolės, jokio laukimo, aš jiems niekada šito nesakiau iki tol. Kada jie jau iš to išėjo, aš pasakiau visai neseniai, kad aš pati prisiminiau, kad tai buvo. Bet kaip yra dėkinga ir kokia yra didžiulė prasmė šitos dalykus išgyventi, o ypatingai kartoju išgyventi tamsiasias energijas. Nu, aš kabutėse sakau, tos tamsiosios energijos, jos yra sunkiosios energijos, kurias mano protas traktuoja, remdamasis praeitimi, iš praeitų įsikūnijimų, kaip skausmą, kaip nuo to, nuo ko aš turiu bėgti. O šita praktika, jinai padeda priimti. Mes nieko kito nesimokėm. Priimti save visokią. Ypatingai tokią, kokios aš savęs nenoriu ir kokios pasaulis nieks nenori. Viskas. Nekovoju. Stop. Mintis, jausmas, veiksmas. Taip, pavyko. Gerai. Liuks. Taip, kas pas mus? Nu, Jurgita dar nekalbėjo. Nenori, nebent labai nenori, tada nieko baisaus. Ką tik rašiau, parašiau, kad priimti save tokią, vat, paskutinė vat, mintis, nu ir džiaugsmas. O kūnas, vat, taip, kaip sakai, nespėjo šito kūno, taip iš eilės, vat. Mintis, jausmas, nu tai vat, kūnas, gal nugarą. Labai gerai, nu vis tiek jaučiu nugarą. Kiekvienas Taip, savo nugarą. Kaip jums visos tos 3 savaitės? Na, gal taip stipriai nebuvo išgyventa, bet galbūt, kaip sakyti, reikėjo stebėti, bet man gal pradžioj nelabai gal visai pavyko tą stebėti, vis gal išlydo toks kaip ir vertinimas. Po to, kad kažkaip tai tos ir mintys, tai gal irgi, čia negatyvi ar ten, bet dar va tiek pastebėjau, kad tos mintys va labai iš išorės, ne vidinės mintys, o va iš išorės ėjo, ar ten darbe kolegos šneka tos mintys, va, sustabdai ir va, mintis, va, ar važiuojant mašinoj, tenais irgi kažkas kalba per radiją, tai net po to ir mintis, ir aišku, užsikrečia ir jausmas tada ateina, va, persiduoda. Tai va, su jausmais tai buvo taip irgi įvairiai, kaip sakyt,
ir tokio net ir sumaištis, nes vienu momentu ir, kaip sakyti, ir džiaugsmas, ir tuo pačiu kažkokios ir įtampos. Vat. Ir galbūt tas džiaugsmas iš išorės, pasakykime, nes dieną praleidžiu darbe, tai vat, galbūt kolegos kažką juokaujam dar kažką, bet va, gal įtampos tuo pačiu ir ar nerimas va, dėl darbo kažkokį darbai reikia padaryti, tai va, tie jausmai va, tokie buvo, nu, kaip sakyti, vienu metu ir tokį. Toksai, toks, kaip sakyt, ir aišku, irgi būdavo, kad kartais ir sunku įvardinti, tas sąrašas būdavo gelbėje, kartais net galvoju, ar čia pas mane, kaip sakyti, teigiama ar neigiama mintis, paskaitai neigiama, ne, tada ne visiškai, ne tada, taip iš tų pozityvių tada va, išsirenki kažkaip, tai, kaip sakyt, o kūnas, tai kaip irgi siūlėt, einant kažkur save pastebėti sąmoningai, bet kartais irgi labai rutina, kaip pasakyt, nueini ir po to tik žiūri, taigi reikėjo pastebėti save, kažkaip vat, gal būdavo sunku vat, tą sąmoningai stebėti save kažkaip, tai vat, taip, vat, gal tas irgi, kaip sakyt, to. Bet irgi taip stebint sąmoningai, tai vat, net ir po to net pasisakiau, kad kažkaip vat, kūną, tai taip toks jausmas, kad esu aš ir yra kūnas. Ir taip atrodo, tas kūnas vos ne kaip koks robotas, va čia, pasisukai, čia paėjai iš šoną, čia vat. Va čia labai gerai. Suprantat kaip? Va to mes ir siekiame. Mums reikia pajausti save truputėlį atskirtą nuo to, kas esu, nes aš esu sąmonė. Žiūrėk, kyla ranka. Taip, rankos, jo, žiūri, mano čia rankos. Ir aš galiu pakelti, aš galiu kaip noriu, būtės parodyti kaip nors, kad aš valdau tą kūną. Reiškia, atsiskiriu nuo jo. Aš nesu kūnas, aš nesu mentalinis ir emocinis, aš jos nesu. Aš esu kažkas kitas, galintis tame būti. Tai labai geras dalykas. Tai man šitą išjaučiau, tikrai šitą, tai taip iki sąmoningai, tai man tikrai atrodo, aš kažkur tai čia ir čia kūnas. Taip kažkaip tai toksai. Labai gerai, labai gerai. Toks. O, ačiū, Jurgita. O šiandieną, nuo šiandien pradedam ar ne, tai ką mes darom, tai mes sujungiam tarpusavyje visus kūnus. Jie susijungia, jie eina, jie ir taip pastebėjot eina vienas iš kito. Kada aš einu įvardinti mintį, aš jaučiu jausmą, visada taip yra. Ir mano kūnas reaguoja vienaip ar kitaip. Ir kada aš einu įvardinti jausmą, aš jaučiu, žinau mintį, jos eina viena su kita. Ir aišku, į tai kūnas reaguoja. Tai va dabar mes jungsim sąmoningai tai. Jeigu iki tol jungdavosi jisai savaime vien su kitu, tai dabar aš jos jungsiu. Mintis, nedarykit pirmą jausmą, paskui mintis, paskui kūnas. Ne. Va čia laikykitės to principo. Mintis, jausmas, kūnas. Tam yra eiliškumas. Iš tikrųjų, kūnas yra žemiausias lygmuo, taip grubiai imkim ar ne, jisai yra materialiausias. Antras tai yra astralas. O aukštesniam lygmenį jau yra mentalas. Tai reiškia, aš iš ten einu į apačią ir jungiu juos į vieną. Aš esu šeimininkas ir sakau, kokia forma bus. Aš nepalieku viso to. Ir kiekvieną kartą aš kreipdamasis į savo mintis, savo jausmus ir savo veiksmą, aš žinau, kad aš sujungiu juos į vieną. Ir dabar aš tapsiu per šią savaitę, tyrinėsiu save iš vienio pozicijos. Aš turiu suvokti, kad tos struktūros jos kaip ir atskiros yra, bet reikia pajausti jų vienio veikimą. Tai vat, kada aš įvardinu viską atskirai ir veiksmą ir toliau einu, eigoj pamatysite, kaip tai vis lengviau ir kaip tai kartu viskas susiję. Tokios užduoties nėra, kad sekite, žiūrėkite, kaip ten jūs susiję, ne, čia mes protu labai greitai prisišauksim to, ko mums nereikia iš tikrųjų. Esmėje, aš pasakau informaciją ir tegul tai lieka jumise, tas žinojimas, pagrindas yra sujungti jos tarpusavyje. Viskas, aš sujungiu save į vieną. Aš ir esu. O kas aš? Aš ta aukštesnioji sąmonė, kuri aš esu. Aš esu dieviškoji dalelė. Ir jinai sujungia visus į vieną. Jinai priima savo kūnus ir yra nusprendusi užmegzti tokį kontaktą, kuris kis
išsilaisvinti iš tų senųjų pančių įsitikinimų, iš tos programų reagavimų, ar ne, ir to fizinio kūno nesąmoningumo, kur mes nesame kontakte su savo fiziniu kūnu, vėlgi, išlaisvinti jį tiek, kiek įmanoma ir taip visus vienu metu, viskas. Ir tuo momentu jie, taip, jeigu taip burbulais imant, jie va taip va įeina vienas į kitą, viskas. Ir aš susijungiu. Ir tada jie pradeda draugauti, jie po truputėlį pažindinsis, tarpusavyje sąmoningumas, kada atsiranda, kada aš kontroliuoju, ar ne, grupiai tariant, mentalinį, emocinį ir fizinio kūno veiksmus, gal taip sakyti, aš juos žadinu. Ir čia aš sąmoningai juos sujungiu. Kiek mes sąmoningai sujungiam tos du dalykus? Juk dažniausiai neprasižiūrim, kokios mintis, ką man čia daro ir taip toliau, nėra. Ir šiaip gyvenime yra tai sunku daryti. Bet kada tą dalyką per šią savaitę sujungsite ir po to, po kurio laiko dar kartelį tai darysite, po to pradėsit pastebėti, kaip bendraujant su žmogum, aš sąmoningai nuleidžiu savo mintį į kūną ir į širdį, o širdis tai yra emocinis planas. Ir kaip aš klausydama žmogaus bandau išjausti tiesą, kas jame iš tikrųjų yra, ką man kelia tie žodžiai. Suprantat kaip? Jūsų dėmesys nukryps į jūs. Tada, kada kažkas iš išorės vyksta, aš jautriau reaguoju ir tada aš iš įpročio einu į save. Neįvardinu minties, jausmo ir veiksmo, ne, nebus to atskirai. Bus visuminė savęs pajautimai ir iš to savaime išeis analizė, žinojimas kažkoks. Tiesiog pati mūsų struktūra paduos atsakymus. Va tai, į ką mes einam. Tai, kad mano struktūra galų gale vientisai paduos atsakymus. Todėl, kad pagrindas viso to jie veikia išvien, kaip jau sakiau, ar ne? Iš aukštesniojo plano ateinanti mintis, nesvarbu kokia jinai būtų, turi praeiti patikrą. Patikra tai yra va čia, mano širdis. O širdis yra mano fizinėme kūne. Reiškia, aš savo pojūčių, kaip šiandien palaukas Virginija, jūs ar ne, dalinotės, kaip važiuojat ir tiesiog žinot, kada reikia spaust kūnas pats jisai varo, nes jie susijungia į vieną ir tiesiog darau veiksmą, nes žinau, tvirtumas vidinis yra, kad tai bus ir ne kitaip ir man reikia tą daryti. Tai va čia yra rezultatas to, kada visi jie susijungia į vieną ir pradeda groti labai harmoningą melodiją. Iš vien, bet į tai mes einam. Ir tuo momentu labai taikliai nuskaito pačią informaciją. Aišku, dar ateina laikas, tada patikėti tuo, pastebėti tai, ten jau kiti kriterijai prasideda. Bet esmėje, kad jisai susijungia. Ir va nuo to momento, kada jie susijungia, mano gyvenimas po truputį keičiasi. Tuo momentu aš pradedu gyvenimą gauti labai daug išbandymų tokių, kur visus kūnus ten į visas pusės ištaško. Bet įprotis būti vienyje, jis jau manyje yra. Ir tuo momentu, kaip mane išskaidė ten mintis tudai, jausmas tudai, veiksmas iš vis į lovą galbūt, čia gaunas kaip ant tokių gumų. Biški pabuvo ir vis tiek įprotis pritraukė. Susirenku į vieną ir einu ir darau. Už tai tie įpročiai, teisingi įpročiai, dėl to, kad aš kažkurį laiką daviau savo dėmesio, o kai aš duodu savo dėmesio, aš duodu savo energijos, kai aš duodu savo energijos, aš save stiprinu, savo vidų stiprinu, gryninu. Tai po to aš sukaupiu tą energiją. Ir tuo momentu, kada mane ištaško, aš turiu energijos resursą, kuris reikiamų momentų įsijungia. Tik tais gali būti, kai jis įsijungia ne iš karto, ne taip, kaip man reikia, kad aš vis tiek turiu išgyventi. Tai va čia irgi įprotis bus, taip yra, aš turiu išgyventi tą dalyką ir praleidžiu pro save. Visi šitie įpročiai liks. Viskas liks pasąmoniai. Ir jokių būdų savęs nereikia tarkuoti, kaltinti, kad aš negaliu, aš vis tiek panaudoti, to man neišeina. Ne to čia atėjom. Ne to, kad išmokti panaudoti ir naudoti. Mes keičiam iš vidaus. Čia šita praktika yra, kaip vėlgi aš palyginsiu su savo stuburo sugriuvimu, kaip aš gavau pratimus tokius, kur niekur Lietuvai neduoda, tik tais tenais. Aš nežinau, kodėl ne visi osteopatai duoda tempimo pratimus tam, kad sustiprėtų stuburo raumenys, o ten, kur aš gavau, pratimai yra
stiprinimas giluminių raumenų. Tai yra su ganteliukais ir tam tikri pratimai, kurie daromi labai labai iš lėto, taip lėtai, kad dirba tik giluminiai raumenys. Ir kai juos aš sustiprinau, paskui iš metus laiko nedariau, man nugara be problemų. Tik po metų laiko pradėjau jausti, kad jinai jau išeina iš rikiuotės ir kad man reikia grįžti prie savo pratimų. Tai va, sustiprinti vidiniai raumenys, giluminiai raumenys, jie laiko karkasą. Ką mes čia darom? Mes stiprinam nesąmoningus giluminius raumenis. Sąmoningų raumenų mes nesustiprinsim, mes juos sustiprinsim po seno, reiškia, todėl, kad yra pas mane senos žinios, senos programos. Tų programų aš neišmoksiu. O čia mes savo patirtį judinam. Mes kaupiam kitokią patirtį. Viskas. Priebėgšmais, taip kaip man gaunasi, palaipsniui, už tai dėl ko dėkinga yra daryti keletą kartų tą pratimą, laikas nuo laiko prisiminti, kad ir savaitę padaryti ten po porą kartų dienoj ir tai jau yra dėkinga, todėl kad aš prisiminsiu ir kiekvieną kartą vis kažkas naujo manyje sujudės, suvokimas, įsitvirtinimas ir taip toliau. Ir bus galima save prisiminti, kokia aš buvau ir kokia aš esu. Taip kad aš labai tikiuosi, kad jūs supratote esmę šito pratimo ir tai paleidžia mane nuo reikalavimo kažko iš savęs, kad tik turi būti taip, o ne kitaip, kad ten rezultatą kažkokį gauti. Ne. Už tai leidžia man patikėti, kad pokytis jau įvyko, jis negali neįvykti. Tiesiog jis negali neįvykti. Kitas dalykas, jeigu aš galvoju, kad jis neįvyko, tai jau čia 100% veikia mano ego, nes jisai nori, kad būtų taip, apie tai matytųsi ten, tratata iš šono ir visa kita. Tai čia jau su juo, kaip sakant, padėkim jį į lentynėlę ir tegu jis mažiau kišasi į mano gyvenimą. Tai va, šiuo atveju visos šitos praktikos buvo nukreiptos į tai. Ir kaip sakiau, meditacijos tam nėra, nes visi jūsų kūnai yra absoliučiai paruošti, bet reikia eiti ir likusią savaitę išbandyti sujungti viską į vieną, reiškia, aš susijungiu pati, sujungiu savo kūnus ir per praktiką įtvirtinu savo santykį su jais visais ir prajaučiu save šitą daugiamatiškumą, savo daugiamatę struktūrą. Stopas ir įvardinam. Bet atrodo, mes kalbamės, o energija jūs neįsivaizduojat, kokia stipriai eina. Toks jausmas, kai jinai geriasi į kiekvieną kūno ląstelę, kaip jinai eina gilyn į vidų, kad jinai įsigertų į tą ląstelinę atmintį, kurioje ir vyksta pas didžiulis pokytis. Ir pastebėjau, labai dažnai žmonėms labai reikia va tokio žinojimo ir tai irgi veikia lygiai taip pat, kaip galinga kokia meditacija. Tik tais tiek, kad kada aš esu meditacijoje, mano dėmesys yra manyje ir aš tada išgyvenu tą patį potyrį. O kada aš klausausi, mano dėmesys yra išorėje ir aš negaliu fiksuoti tų stiprių pojūčių, kurie yra kūne. Nes aš dabar kalbu ir mane neša tik tais taip. Taip veikia iš tikrųjų subtilus pasaulis, tas mūsų daleles, tuos sluoksnius mūsų struktūrose, kurie yra jau pradėję kisti, kuriuose vyksta didieji pokyčiai. Ir reikia būti įsitikinusiam, kad kiekvienas mano žodis, kiekvienas mano veiksmas ir poelgis keičia mane. Viskas. Ir jeigu aš turiu pasirinkęs kryptį, keistis dieviškumo link, ne pozityvumo link, nes tai nėra teisingas noras pozityvumo link, mes negalim šokinėti ant vienos kojos, dieviškumo link, tada taip ir vyksta. Ir tuo momentu aš priimu viską, kas mano gyvenime vyksta, nes sunkiosios energijos sukurtos tam, kad aš sustiprėčiau ir suvokčiau, išskleisčiau tą gerumą, tą dieviškąjį srautą pagarbos visiems pasauliams, o tame yra didžiulė jėga. Ar yra kažkas, kas kažką tai pasakyti norėtų, ar šiaip kažką tai, nes jeigu ne, tai mes viskas užbaigiam. Turiu klausimą, Jolanta. Taip. Kažkaip vis tiek man ta kelionė šiandien įstrigusi tokia yra,
Dabar galvoju, ar čia nėra rizikos, nes kai aš supratau, kai aš pajusdavau tą impulsą, aš, pavyzdžiui, nestebėdavau, ar už mano nugaros yra automobilis. Nes vieną kartą pastebėjau, kad važiuoja automobilis, kaip jis atsirado ir aš supratau, kad aš kai taip važiuoju, aš net nepažiūrėdavau, ar tuo metu kažkas tai nelenkia. Nes tiesiog mane paima ir kaip pastato. Ar čia galima pasitikėti šitaip, nes proto nebėra? Ne, jokių būdų. Viskas turi veikti vienu metu. Aš turiu būti sąmoninga, aš turiu laikytis taisyklių, nes aš čia nesu viena, aš esu matricoje, aš esu čia žemėje, kurioje yra tam tikros taisyklės, kurioje dar gyvena labai daug žmonių, asmenų, nesąmoningų ir aš turiu prisimti atsakomybę už tai. Taip neveikia šitas dalykas. Vis tik aš turiu būti santykyje su pasauliu. Tas impulsas yra duotas tam, kad aš atsibuščiau ir žinočiau, kad galiu, pasitikrinus visus faktorius, kurie yra aplinkui. Man būtina turėti kontaktą su visakuom. Tai nėra taip, kad aš pažadinsiu save ir dabar jau galėsiu ten, kaip sakant, nekreipti dėmesį daug į ką, jokių būdų. Nuo to didėja atsakomybė, plus pati pastebėjot šitą dalyką, ar ne? Kaip ir teisingai tą, ką sakot, įtarėt, kad taip turi būti. Taip, kad tikėkit savimi, nes tie visi dalykai pats save saugaisi ir tave saugos, kaip sakant, gyvenimas. Žinokim, kad stebuklai būna, bet kad stebuklai būtų, aš turiu būti dėmesingas ir pagarbus visam kam. Nesam mes, kaip sakant, tie dievai, kurie yra nemirtingi ir taip toliau. Viskas, bez fanatizmo, pažalasta, kaip pasakytų mano vyras, man labai patinka tas posakis, tik be fanatizmo, visame kame. Visas gyvenimas toks, koks jis yra su savo dėsniais ir su savo lygmenimis, jisai egzistuoja čia. Ir tikrai aš ne visada žinosiu, į kur aš papuoliau. Tas gaunamas impulsas pas jūs iš vidaus, tai yra patvirtinimas veiksmui. Tai yra jėga ir stiprybė. Ir kaip aš pasirinksiu šitoj vietoj, taip ir bus gerai. Viskas. Jeigu aš jaučiu, reiškia, yra galimybė, bet dar prasitikrinu. Kaip aš sakau, nusileistų pas mane ponas Dievas, aš sakyčiau, atleiskime, aš to patikrinsiu, kas jūs toks esat, nesvarbu, kad ten iš tikrųjų dievulis, nes, man reikia pasitikrinti, ką aš žinau, kas jau gal čia apsimeta ar kažką tai. Man svarbiausia yra sveikas protas. Ne, bet aš tada aš supratau taip iš tikrųjų. Impulso klausau, impulsas tampa pirmu ir protas vis tiek tada antru, bet jisai sudalyvauja tame, kad įvertinti aplinką, saugumą. Jo, netgi sakyčiau, eina impulsas, paskui eina širdis, o protas yra tik dalis pačio įvykio. Protas ir logika, jie yra tam, kad įvertintų kritiškai galimus variantus. O impulsas iš tikrųjų eina iš širdies. Man atrodo, kad aš jaučiu protu, bet iš tikrųjų eina iš širdies ir iš karto eina kūne. Mes kūne tai jaučiame. Protas tampa tik tai sraigteliu. Viskas. Visa kita, va čia, eina per kūną, pojūtį ir jausmą. Dėl to, kad atsiranda tvirtybė ir žinojimas. Tas žinojimas tai yra ne proto žinojimas. Tai yra kūno ląstelių žinojimas. Dėl to, kad aš jaučiu jėgą ir žinau, kad bus taip. Tiesiog žinau. Čia aš dažnai duodu klientams savo pavyzdį. Pavyzdžiui, turim kas nors ar ne, ten imkim 2 sūnus, 2 dukras, arba ten sūnų ir dukrą. Ir jeigu klientas turi ten 2 dukras, sakau, pas jumis yra 2 sūnus. Ne, 2 dukros. Ne, sakau, yra 2 sūnus. Ne, 2 dukros, sakau, ar jaučiat jausmą, iš kurios sakot su įsitikinimu? Ne, pas mane yra 2 dukros. Tai va tą jausmą aš jaučiu, kad aš tikrai žinau. Kaip sako rusai, žopaičiųjų. Nu, tikrai kartais šikna jaučiu, nes tai yra taip stipru, kad nieks mane įtikins. Aš žinau. Ir tada aš nutyliu, pasilieku prie savo ir akurat aš visą laiką pasitikrinu. Neinu aš į ginčus su tais dalykais. Bet va taip pat jau veikia ir impulsas. Mano ląstelėse sujudina žinojimą. Tas žinojimas duoda jėgos veikti. Viskas. O visi jie yra tiesiog vienyje. Viskas. Tai yra to mūsų praktikų pasiekmė viso to, visame tame. Mes ir anksčiau šitą dalyką jautėme, kas be ko. Čia nėra tai, kad šitos praktikos tik tais impulsui ir ne, išsiskleisti. Ne. Čia yra vienas iš faktorių palengvinančių man gyvenimą. Iš tikrųjų, čia yra labai daug
labai daug prasmės tame mano, kada susivaldau mintimis, manęs nebemėto, nebevėto. Aš suprantu, kad aš galiu apsispręsti taip, kaip man atrodo, aš galiu naktimis miegoti, jeigu ten idėjos neina labai aktyviai, kad aš galiu sustabdyti manyje kylantį uraganą viduje, kad aš galiu nebepaskesti skausme, kada žinau jo prasme, nebeišgyvenu skausmo. Aš išgyvenu skausmo prasme ir tada ne tai, kad skauda, susitraukia manyje skausmas, bet jisai išsiplečia, todėl kad dėkingumas eina. Ir va tas visas formuoja mano vibracijas. Kada suformuoja mano vibracijas, tada mano erdvėje absoliučiai keičiasi aplinka. Keičiuosi aš pati, keičiasi kryptis ir tai nebūna nuo to lengviau. Man asmeniškai nėra lengviau, nes ta kryptis keičiasi labai dažnai ir kiekvieną kartą reikia pradėti nuo nulio. Čia aš irgi supratau, kad oi, sutvarkysiu savo gyvenimą, gerai gyvensiu. Teko nusivilti, nes aš turėjau čia šituo atžvilgiu irgi lūkesčių. Taip, kad kuo anksčiau nusivilsiu savo lūkesčiais ir galvosiu, kad kažką pasieksiu, tuo ateina anksčiau ramybė, vidinė ramybė, kada tu supranti, kad, na, gerai, nieko nebekontroliuosiu. Aš pasiduodu dar giliau savo srautui, tam vieniui, kuriuo aš ir esu. Na, manau, šiam vakarui užteks, nes apie tai galima kalbėti ir tai yra labai platu. Ir kiekvienas žmogus prisilietęs prie to dar ir savo gylį randa visame tame, ko ir linkiu jums. O aš dėkoju jums, kad jūs atėjote į šitą kursą, aš jo daugiau nedarysiu, tai aš dariau tik dėl to, kad aš Laurai ir Daivai pažadėjau. Ir dar kažkam pažadėjau, atsimenu. Ir dėl to galvoju, reikia padaryti, niekur nedingsiu. Viskas. Ir daugiau jau jokiais būdais per niekur neis. Tik tais taip. Tai ką, dėkoju. Pasisekė. Taip, pasisekė.